Labas vakaras, esu Kristina alkoholikė. Sveika, Labai, Krista. labai dėkui, kad pakvietėt. Malonu, kad galiu perduoti žinią ir savo patirtį. Tai kągi, pradėsiu turbūt nuo pradžių, kur viskas ir prasidėjo. Aš save prisimenu kaip labai tokią uždarą, kuklę paauglę, labai su maža saviverte iš tikrųjų. Ir aš sau labai nepatikau, iš tikrųjų. Aš visą laiką norėjau būti kaip kažkas kitas. Vat kažkaip kitaip rengtis, kažkaip kitaip atrodyti, kad kažkokia plaukų spalva mano būtų kitokia, kad figūra būtų kitokia. Tiesiog visiškas nepasitenkinimas su savimi. Ir kai pirmą kartą paragau alkoholio, gal pirmą kartą dar ne. Pirmas buvo nelabai sėkmingas, nes aš nieko neatsiminiau, buvo labai gėda iš tikrųjų ir tai buvo namuose per tėvų kažkokią tai šventę. Tai tiesiog tai liko kažkas nepastebėta, bet aš jau matyt tada užsukau tą velnio ratą ir po kurio laiko, kai kitą kartą jau vėl sąmoningai paragavau, viskas apsivertė. Tiesiog aš pamačiau, kad aš esu ir drąsi, ir galiu būti ir kompanijos siela, ir aš jau savo patinku. Tiesiog man alkoholis teikia kažkokios laisvės, tokios drąsos. Tikrai galėjau būti tarp draugų žvaigždė. Ta pajutusi pradėjau vartoti alkoholį vis dažniau ir dažniau. Na, paauglystėj, tai kaip tas vis dažniau, tai kaip tik išeidavo proga kažkokia, sakykime, išvyka su draugais, arba kažkoks vėliau į klubą išėjimas, į restoraną. Tai visuomet viskas vykdavo su alkoholiu. Aišku, jokių pasekmių nebuvo visą tą laiką taip vartojant. Tuo metu man atrodė normalu viskas, visi taip jaunimas daro, visi taip švenčia, bet kažkodėl man visą laiką buvo tas, kad aš sakydavau, dabar jau kaip pamenu save, sakydavau, kad neinu į gimtadienį ar neinu į klubą, bet einu pagert. Va tas būtent pagert. Tai vadinasi, kad aš eidavau bet kur galima būtų išgerti. Ir iš tikrųjų tai būdavo. Aš ir kompanijas rinkdavausi tokias, kuriuose, tiesiog būdavo alkoholio. Man nepatikdavo eiti su draugėmis šiaip į kiną, aš tokių draugų net neturėjau iš tikrųjų ir neieškojau, nes ten neįdomu, ten negalima pagerti. Tai va, taip ir ėjo mano dienos, iki kol turbūt kol susipažinau su savo vyru. Tada susipažinus su vyru atsirado jau toks sistemingas vartojimas kas savaitgalį, nes ir draugų kompanija taip pačiai, ten dar prisidėjo ir kitokios medžiagos šiek tiek, bet man tos kitos medžiagos buvo reikalingos tik tai tam, kad aš galėčiau daugiau išgerti. Realiai man jos malonumo neteikdavo, bet tiesiog tą alkoholio poveikį nuslopindavo ir aš galėdavau dar daugiau gerti. Taip įgavau didelę labai toleranciją alkoholiui. Tai va, bet irgi jokių pasekmių nebuvo, gyvenimas kaip ir gražiai ėjo, aš ir mokiausi ir dirbau tuo metu, bet tik tai likdavo kažkokio laisvo laiko ir vėlgi reikėdavo pagerti. Tai va, ištekėjau, vėliau susilaukėm dukters. Visą tą laiką, sakykime, nebuvo dar irgi jokio tokio stipraus vartojimo, daugiadienių ar kažko, bet jau vėlgi, jei kažkoks susibūrimas, visą laiką būdavo išgeriama. Turbūt jau tokie nelabai malonus mane prisiminimai kažkaip grįžta, kai aš paauginau dukrą ir išleidau ją į darželį. Išėjau dirbti. Ir darbe turėjau tokią galimybę laisvai išgerti vyno per pietus. Va ten ir prasidėjo mano jau tas įsibėgėjimas, kaip aš sakau, nes diena be vyno butelio darbe tikrai nepraeidavo. Su bendradarbė dviese prie pietų
Ir tai prasidėjo jau iš tikrųjų tokie vyro nepasitenkinimai manimi, kad aš iš darbo grįžtu visą laiką su kvapu. Iš tikrųjų. Tai va, aišku, jau vyras tapo man nelabai patogus, nes jis man trukdė šiek tiek. Tada šiek tiek dar bandžiau jo paisyti, bet vėliau atsipalaidavau tiek, kad to vyno butelio man jau užtekdavo darbe, aš dar eidama namo pasiimdavau dar vieną butelį ir išgerdavau savo namie, nepaisydama jo visiškai nei nuomonės, nei jo burbėjimo ar kažko, nes ašgi galiu sau leisti, aš uždirbu, darbas mano sunkus, aš labai pavargstu. Na, žodžiu, aš tiesiog nusipelniau. Taip ir ėjo dienos, pykčiai didėjo, susierzinimai visokie, kol galų gale atėjo laikas, kai iš tikrųjų aš pajaučiau, kad man jis labai trukdo ir aš nusprendžiau, prisigalvojusi savo, kad nesutampa mūsų charakteriai, nieko čia nebus ir aš palikau savo vyrą. Pasiėmusi dukrą išėjau iš namų. Tai turbūt buvo viena iš didžiausių mano klaidų, bet toli gražu ne paskutinė. Išėjusi iš namų, aš likau su dukra, bet aišku, reikėjo ir kompanijos. Darbe vėlgi vynas, o kompanija namuose aš labai nekokią kompaniją susiradau, kur dar daugiau buvo visokių medžiagų ir 2 metus savo gyvenimo, aš galiu sakyti, norėčiau netgi išbraukti, nes atsirado toks draugas epizodinis, kuris pasirodydavo karts nuo karto mano gyvenime. Ir su juo buvo ir alkoholio, buvo ir narkotikų, ir tai būdavo diena iš dienos praktiškai. Aš skaitydavausi, kad jeigu aš negeriu, į darbą nueinu blaivi, tai jau esu darbinga, nesvarbu, kad pavartojusi kitokių medžiagų. Tai va, per tos 2 metus aš buvau ir mušta, ir smaugta, ir sukišvijosi mane, nežinau, kaip aš išlikau gyva, bet mano angelas sargas tikrai tuo metu turėjo ką veikti. Tai va, kaip ir sakiau, tos 2 metus prisimenu kaip siaubą. Bet kažkaip man pavyko nutraukti santykius su tuo draugu, su ta kompanija visa. Likom vėl dviese su dukra, ramiai lyg ir galvoju, viskas, tvarkausi gyvenimą, kaip bebūtų padaryta, tų klaidų tai padaryta. Na vėlgi, dirbau, bet tas alkoholis vis tiek mane visur lydėjo. Jeigu ne namie, tai darbe. Jeigu ne darbe, tai namie per išeiginės vis tiek reikia juk išeiginės, o darbegi dirbti reikia, sunku, reikia atsipalaiduoti. Tai va, tai laiko einant atsirado mano gyvenime dar vienas draugas, rimtas draugas, su kuriuo šitų klausimų kaip alkoholis mūsų kaip ir sutapo interesai. Aišku, aš nenustatinėjau diagnozių, bet aš galvoju, galbūt ir jisai yra alkoholikas, tik jisai kaip vyras, jisai turi stipresnę dar tą tokį valią, išsilaikymą tokį, jisai turėjo savo verslą, visą kitą, jis sugebėdavo vakare išgėrus su manimi, sakykime, viskio butelį, ryte keltis ir eiti įsimaudžius į dušą, pavalgius, vykti į darbą ir atidirbus vakare vėl viskio butelis. Ne, kurį laiką man šitas jo tempas labai tiko ir patiko, gyvenom gražiai, bet vėlgi atėjo tas laikas, kai jau man vėl darėsi per mažai. Aš pradėjau išgerinėti viena namuose. Tuo metu aš jau buvau persikrausčiusi pas jį, gyvenome pas jį namuose ir aš būdavo, kad dienos metu aš išgeriu ir jis jau grįžęs randa mane pasipuošusią visą linksmą, dar vakare su juo šiek tiek, nu ir ką, jau visa girta vos pasiekiu lovą. Taip ėjo dienos, bet jau vėlgi atsirado trintis, atsirado tokie nepasitenkinimai, gal kiek ir daugiau net iš mano pusės, nes aš jau pati nebežinau, ko aš noriu, jau manęs netenkino netgi tai, kad, žodžiu, aš dirbu iš namų, o jisai kažkur išvažiuoja, aš jau norėjau ir, tiesiog vadinau save kaip auksiniam narvelį, kalintą kažkokią papūgėlę, kad atseit aš negaliu išeiti, neturiu laiko, neturiu savo laiko, čia tik namie sėdžiu, darbas irgi namie. Na, žodžiu, ta puikybė išaugo
Ir tai, kai pradžioj minėjau, kad aš buvau kukli, santūri ir nedrąsi, tai mane alkoholis užaugino tokią ir agresyvę, ir labai su didelė puikybė, su didelė karūna, su nepasitenkinimu visokiu, ir kad mano ego tiek užaugo, kad, iš tikrųjų neįtų manęs pažinti, kokia aš buvau. Tai vat, ir buvo taip, kad mes vėlgi buvo labai dideli pykčiai ir buvo ir kviesta policija į tuos namus, kviečiau policiją aš, bet išvežė mane, tai kviečiau jam, bet išvežė mane, žodžiu, nes, tiesiog tokia situacija, kad aš jau darydavausi netgi nevaldoma. Ir buvo atvejis, kai aš jau sudaužiau mašiną, aš sėdusi girta prie vairo, atėmė teises iš manęs, tai man nebebuvo kaip gauti alkoholio į namus, tai aš kviesdavausi taksą, atveždavo taksistas man butelį. Ir žodžiu, vieną dieną baigėsi viskas tuo, kad aš net neapskaičiavau laiko tiesiog. Turėjo pirmia atvažiuoti taksistas, o vėliau grįžti vyras, o viskas įvyko tuo pačiu metu. Kiemą įvažiavo taksi ir iš paskos vyras. Ir aš buvau tiesiog sučiupta nusikaltimo vietoje, kaip galima sakyti. Ir tada tas draugas pasakė man, sako, žinai, man gana, rinkis savo daiktus būtiniausius, aš vežu tave į tavo butą. Tai buvo prieš pat Kalėdas. Ir aš pasiėmiau būtiniausius daiktus. Dukra tuo metu buvo pas senelius kaime ir išvažiavau į savo butą. Tai aš, kaip atsimenu tas Kalėdas, tai aš sėdėjau su buteliu viena, gėriau ir verkiau ir kaltinau visą pasaulį, koks jis man neteisingas tas gyvenimas, žodžiu, čia mane iš namų išvarė, jisai kaltas. Dukra tiesa pasiprašė likti pas tėvą, tai kaltas vaiko tėvas, nes jis prikalbino dukrą pas jį pasilikti. Žodžiu, o verkiu ir kaltinu. O kad esu pati dėl visko kalta, visiškai nuneigiu šitą dalyką ir to nematau. Dar karūna man neleidžia paskambinti nei tėvam, nei sesė, nei brolių, nes kaip mane šitokia ponė su tokia karūna didelė išprašė iš namų. Tai vat, taip, tai aš sėdžiu ir galvoju, kad jau pasiekiau dugną ir vietoj to, kad sakau, kad kapstytis, kažką galvot, daryti, nes jau neturiu nieko, nei draugo, dukra jau nebenori su manim būti, iš namų išprašyta draugo, darbo kaip irgi neturiu, savaime suprantama, nes pas jį dirbau, žodžiu, neturiu nieko. Tai kad vietoj to kelčiausi iš to dugno ir kapstyčiausi, aš pradėjau savęs susinaikinimo tokį planą, kuris truko metus laiko. Tai va ten jau buvo didžiausia mano beprotystė. Tai po tų Kalėdų jau aš vasario mėnesį gulėjau ligoninėje pirmą kartą per tuos metus, va tos susinaikinimo metus, dėl visiško išsekimo, mažakraujystės ir dar ten kepenų fermentų, žodžiu, visa ko. Atsigulėjau, buvau ligoninėje, tai ten prabuvau 2 savaitės, mane ten pamaitino, atstatė kraują, aš jau pati savo tai pagalvojau, kad jau negerai čia padariau, per daug čia, žodžiu, tvarkysiuosi vėl gyvenimą. Ir išėjusi iš ligoninės, taip ir iš pradžių elgiausi, dukra grįžo pas mane, aš lyg ir susitvarkiau, bet kažkaip vėl netikėtai, nelauktai aš užgėriau. Kaip šiandien suprantu, tai va taip veikia ta beprotybė, kai pagalvoju dar tik tai vieną. Vėl užgėriau, vėl tai truko apie mėnesį laiko tokio užgėrimo jau rimto, po kurio vėl ligoninė. Antras kartas į ligoninę dėl tų pačių priežasčių, visiškas išsekimas, mažakraujystė, nes aš nieko nevalgydavau, iš tikrųjų, kai gerdavau tik tai vieną obuolį per 2 dienas maždaug, tai ten iš manęs jau nieko nebuvo likę, bet vėlgi mane ten atmaitina
atstato kraują ir vėl aš išeinu, vėl viskas gerai. Ir vieną dieną sau pagyvenu kokius tai mėnesį, 2 ramiai, bet kaip tas ramiai? Ramiai tas, kad vėl viskuo nepatenkinta, vėl viskas negerai. Atrodo, jau galėčiau kažką džiaugtis, jau lyg darbo ieškausi, bet kažkokiu būdu vėl sau pagalvoju, kad gal vieną vyną. Taip ir buvo, pagalvojau vieną vyną, tik tai vieną, nuo vienos nieko juk nebus. Nusipirkau aš vieną vyno, išgėriau ir te pabundu ir man taip bloga, galvoju, nu velnias, kaip čia nuo vienos vyno. Nueinu į virtuvę, atsidarau ten, kur po kriauklė yra šiukšliadėžė, žiūriu 3 vyno buteliai. Žiūriu ir nesuprantu, kaip jie ten atsirado 3, aš juk pirkau vieną. Tai vat įrodo tą, kad kai po tos pirmos, tai visiška beprotybė užsisuka, kad jau tu nieko nebematai, nebesupranti, kaip eini, kaip sakoma, automatu ir žodžiu. Nu ir vėl užgėrimas ir aš jau 3 kartą ligoninėje, tą kartą gulėjau neilgai, bet labai sunku man buvo, tai iš tikrųjų ten vos vaikščiojau aš ir vėlgi atsigavau ir pasakiau sau, tikrai daugiau negersiu, jau šiais metais, jau buvo lapkričio mėnuo, žinau, tokiu laiku maždaug lapkričio vidurys buvo, kad aš jau pasakiau viskas daugiau ir tikrai negersiu bent jau šiais metais. Taip ir laikiausi to savo pažado sau, bet nuvažiavau švęsti Kalėdų pas tėvus ir ten buvo išgėrinėjama, švenčiama. Ir manęs paklausė tėtis ar brolis, neatsimenu, gersi, sako, sakau, ne. Ir man sako, ačiū Dievui, susitvarkysi gyvenimą. Ir aš sakau, bet šiandien išgersiu. Nu, aš nežinau, man atrodo, kad kažkas už mane tai pasakė. Aš kaip šiandien galvoju, nu, tai nesuprantama man yra, kaip man ten kaip veikia ta liga. Tikrai psichiškai veikia ta liga nesuprantamų būdų, bet va šiandien išgersiu. Tai buvo tai viskas, ką aš atsiminiau iki vasario mėnesio. Tai jo buvo paskutinis mano prisiminimas, tą vieną išgersiu ir vasario mėnesį aš pabundu Kauno klinikose. Ir nesuprantu, kas darosi, nes aš negaliu kalbėti, nejudinu savo kūno, aš jį jaučiu, viskas tvarkoj, bet tokia sąmonė yra apsiblaususi ir galvoju, jo, tai ir vėl, o Dieve, ir vėl. Nu nieko, galvoju, vėl mane čia atstatys, viskas bus gerai. Viskas bus tvarkoje, bet užbėgant už akių aš galiu pasakyti, kad man buvo vidinis kraujavimas. Aš turėjau virškinamajam trakte žaizdą ir tiesiog jie atsivėrė. Ir aš nežinau, kaip man sakė po to, kad mane išvežė sausio mėnesį į ligoninę, sausio ten pirmomis dienomis, bet aš nieko neatsimenu iš tikrųjų ir aš tapau po to vidinio kraujavimo paliatyvi. Tai reiškia viskas, ką aš galėjau daryti, tai tik tai vartyti akių obuolius. Ir aišku, viską suprasti, kiek ten leido ta mano būklė tokia miglota, bet kiek leido, tiek supratau. Tai va, tai tenai aš gulėjau ir vis sau tikėjausi, kad mane tuoj atstatys, viskas man čia bus gerai, bet ėjo dienos ir kažkaip niekas nesikeitė, tik tiesiog vieną dieną atėjo ir supratau, kad mane kažkur perveža kitur ir nežinojau, kur perveža, tik tai išgirdau iš slaugytojų, kad vežam ją, kur jai bus geriau. Ir šiandien žinau, kad jau klinikose man nieko negalėjo padėti, mane tiesiog išvežė į slaugos namus, paliatyvių žmonių slaugos namus. Kaip aš sakau dabar, tai paskutinė stotelėje, kur tenai matydavau, kaip kasdieną žmonės iš tenai išvažiuoja maišuose, o savom kojom labai retas, kuris išeina. Bet tai aš jau viską supratau po to. Nuvežė mane į tą ligoninę ir prie manęs ten atsirado tokia moteris, kuri vis ateidavo ir melsdavosi prie manęs.
aš kažkaip nelabai supratau, kodėl ji meldžiasi. O iš tikrųjų buvo mano artimiesiam pasakyta jau su manimi atsisveikinti, ruoštis blogiausiam. Jį kalbindavo ta moteris mane atėjus, aš jai kiek galėdavau, tiek sumirksėdavo akim arba kažkaip palinguodavau galvą, kiek jėgos leisdavo. Ir vieną dieną atėjo kunigas pas mane, davė ligonio patepimą ir tik tada man pasidarė kažkoks supratimas, kad čia jau ne viskas taip gerai ir ne taip jau čia greit mane atstatys ir atpumpuos ir atmaitins, kad kažkas čia ne taip. Ir tada kažkokia lyg ir baimė atsirado, nežinau, kiek ten tų vaistų veikiama, aš supratau viską, bet gilus pajautimas viduj, kad ar gali viskas taip tiesiog baigtis, va čia baigtis, čia ir dabar. Kažkas viduje man sakė, kad negali taip būti, nejaugi, taip ne, dar ne dabar. Bet vėlgi, ta moteris vis ateidinėdavo prie manęs ir vieną kartą jie atėjus meldėsi ir sako man, sako, Kristina, ar tu sutinki atiduoti savo gyvenimą Dievui į rankas? Visą savo gyvenimą. Sako, jis juk tau leido gyventi. Sako, jo dėka tu gyvenai šiam pasauliu, o dabar, sako, tu duok savo gyvenimą jam į rankas. Ir tegu jis daro, kaip jam atrodo. Tebūnie jo valia. Ir aš sutikau, palinksėdama, akimis pamirksėdama. Taip ir ėjo dienos iš tikrųjų po viso to. Aš šiek tiek pradėjau stiprėti, pradėjau kalbėti. Aišku, balsas ir dabar netoks, koks buvo mano anksčiau, bet pradėjau kalbėti, visko reikėjo mokintis man iš naujo. Ir vaikščioti, ir valgyti, ir rašyti. Visko mokinausi kaip kūdikis. Ir tenai praleidau 7 mėnesius. Turbūt tenai ligoninėje mano ir prasidėjo jau tas pasidavimas tikrasis, pirmo žingsnio antra dalis, tas supratimas gyvenimo nevaldomo. To visiško nevaldomo gyvenimo, kaip atrodo gyveni, eini čia su karūna, puikybės pilna, o kitą akimirką jau guli, apraišiota visokiais vamzdeliais ir kunigas šalia stovi. Tas toks, kad negali valdyti nieko, apart to, kas priklauso nuo tavęs. O tą akimirką nuo manęs nepriklausė niekas, viskas buvo atiduota Dievui į rankas. Kai pradėjau vaikščioti, aš eidavau ten į koplytėlę, pasimelsti, tenai kažkaip jau atsirado pas mane toks tikėjimas Dievu. Nes anksčiau aš kažkaip galvojau, Dievas yra danguj, aš čia žemėj ir kuo mes čia susiję esam. Taip, tai aš kai pateksiu į dangų, tai aš susitiksiu su Dievu, o dabar tai palauk. Buvo tas toks tikėjimas, bet to pajautimo tikro ne. O tenai išgyvenus tokį stiprų ganėtinai išgyvenimą atsirado tas pajautimas Dievo ir tuomet atsirado žmonės, kurie man turbūt Dievo siųsti buvo, tai mano gydytoja, kuri man pasiūlė važiuoti į reabilitaciją, ilgalaikę reabilitaciją, 1,5 metų ir aš sutikau, aišku, nenoromis, nes mano dar ten vis tiek ne visi principai ir ego buvo taip jau sulaužyti. Aišku, aš čiagi reikia man dukrą žiūrėti, bet ji man pasakė, sako, Kristina, tu pasverk, sako, savo visą gyvenimą ant svarstyklių, o kitoj pusėj tuos 1,5 metų reabilitacijos, į kurią pusę nusvirs svarstyklės. Šitus žodžius prisimenu ir po šiai dieną, aš tai pagalvojau tikrai, kas tie 1,5 metų su mano likusiu gyvenimu. Iš tikrųjų, kiek aš jo dar turiu, o kad turiu kažkiek, tai žinau, nes ne veltui mane Dievas ištraukė iš vandenyno, kad leistų numirti ant smėlio ar ne kažkur tai. Tai ir aš sutikau, išvažiavusi į reabilitaciją, ten gavau žinių apie tą ligą, labai daug iš tikrųjų, apie tą beprotybę, apie tą visą neigimą, labiausiai apie neigimą ir pasekmių sumenkinimą ir apie tą beprotybę kaip nors vieną, tik tai vieną. Tenai iš tikrųjų
pirmo žingsnio kita dalis man tapo aiški ir turbūt tenai vyko tas tikrasis pasidavimas. Mano pirmas žingsnis va tenai kaip ir jausminė prasme buvo atliktas, manau, tenai. Tai vat, ir tenai sužinojau ir apie AA. Tenai ėjom į grupes, į Vilniaus grupes. Aišku, pasipriešinimas buvo kažkoks, nes kur, kaipgi nebus, nejaugi man reikės čia vaikščioti visą gyvenimą. Nu čia dabar man reikia tik dabar įsiblaivyti, aš jau viską supratau, viskas, aš nebegaliu gerti nei vienos, gyvenimo nevaldau ir viskas. Bet ir kildavo tokių klausimų, ką veikia tie žmonės po 20-30 metų blaivybės tose grupėse. Bet ir kažkam taip, kas greta buvo šalia manęs, tas savo mintis įgarsino. Sakau, ką jie čia veikia po šitiek metų? Tai sako, todėl jie tiek metų ir turi, sako, kad yra čia. Tai va, ir kažkaip, aišku, tas pasipriešinimas vėlgi dingo, aš AA įsimylėjau, buvo ir tie drugeliai pradžioje, kai negalėjau be AA, galvau, kad aš laukdavau tų grupių, kuo daugiau man jų norėjosi, eidavau į tas grupės. Tenai sužinojau, reabilitacijai sužinojau, kad grįžus iš karto turiu ieškotis globėjo, eiti žingsniais ir lankyti AA. Čia man buvo kalama į galvą, kaip tėvė mūsų naktį prikelta, šitą žinojau. Tai va, kitas dalykas, ką aš sužinojau apie dvasinius principus, kas tai yra, nes man tik šita frazė dvasiniai principai, kažkokia aukšta materija, aukštos frazės, apie ką čia, kas tai yra, tas nuolankumas, sąžiningumas, iš ankstinių nuostatų neturėjimas, pasiryžimas, kas tai yra. Viską vėlgi aš tenai sužinojau ir jau ganėtinai tokia sustiprėjusi. Grįžusi į Kauną namo, aišku, pirmiausia atėjau į grupę, susiradau savo namų grupę, kuri yra labai šilta, jauki ir tenai susiradus globėją pradėjau eiti žingsniais. Tai pirmas žingsnis vėlgi, kad kaip ir sakiau, jausminė prasme buvau padariusi reabilitacijų, tai man teko tik tai perskaityti, sužinoti tą patį, ką jau žinojau, užtvirtinti, bet labai nustebau dėl trečio žingsnio, kai išgirdau, kaip jis daromas, trečio žingsnio maldą perskaičiau, man grįžo tas, oje, aš jau tai dariau ligoninėje, aš jau atidaviau viską į Dievo rankas. Iš tikrųjų, tai buvo toks potyris, labai labai toks stiprus ir supratimas, kad be Dievo tai blaiva aš niekaip nebūsiu, o Dievas veikia per AA, tai man viskas taip kažkaip ir susivedė. Kas liečia Dievą, aš esu krikščionė ir kito Dievo aš neieškojau. Nors kaip ir AA minima aukštesnioji jėga, taip aš suprantu, kad tikėjimas turi būti kažkuo aukštesniu negu žmogus. Bet kadangi esu tinginė, tai aš nieko daugiau neieškojau, krikščionišką Dievą turiu, jį tikiu ir man viskas yra gerai. O ši programa man buvo tokia kaip savęs pažinimo programa. Dar kartais pagalvoju, kai kurie žmonės važiuoja į Balį, kažkur tai į Afriką, savęs ieškoti, kažkokius į savęs kursus pažinimo, o paprasčiausiai mes, alkoholikai, labai laimingi, mes turime programą, kur nereikia niekur važiuoti ir viskas yra parašyta ir labai aiškiai išaiškinta. Tai kas liestų galbūt šiandieną kaip yra, šiandieną kaip. Tiesa, dar reabilitacijai buvo toks klausimas, kaip tu įsivaizduoji savo gyvenimą, jeigu nevartosi alkoholio. Aš labai dažnai šį klausimą ir šiandieną prisimenu ir galvoju, kartais, kągi, aplink mane tai nepasikeitė niekas. Niekas, visiškai niekas, gal dar net siaubingiau ir karas ten prasidėjo, ar ne, ir tebesitęsia, ir žmonių visokių yra, ir situacijų visokių būna. Bet pasikeičiau aš, iš tikrųjų pasikeičiau aš ir pasikeitė mano požiūris į
į daug ką, į viską iš tikrųjų, nes kiekviena problema yra problema tiek, kiek aš galvoju, kad tai yra problema. Ir ta malda, Dieve, suteik man ramybės, susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti. Tai vėlgi, jeigu sutinki, kad gyvenimas nevaldomas, tai reikia tik Dievo ramybės prašyti ir išminties, kad skirtumą atrasti, ką gali pakeisti, o ko negali. Tai vat šiandien aš galiu pasakyti, kad turiu tikrai didelių sunkumų gyvenime, bet jeigu ne aš nežinau, kaip aš per juos praeičiau, nes aš turiu tikrai gerus įrankius, kuriuos davė man programa, tai malda, meditacija, taip pat grupės, pagalbos prašymas, globėjas. Aš turiu labai daug žmonių gerų aplinkui. Ir šiandieną galiu pasakyti, kad aš jau nesu ta paauglė, kuri turi mažas menką savivertę. Aš žinau, kas aš esu. Aišku, praeitis mano nėra labai, ji yra tamsi, bet aš jos negaliu nuneigti, taip tai buvo. Bet šiandieną aš kuriu kitą gyvenimą, naują gyvenimą, blaivų gyvenimą. Ir per visus rūpesčius aš tikrai esu stipri išgyventi daug ką ir galiu praeiti be tų nuskausminamųjų iš tikrųjų. Tai turbūt va tiek būtų, gal daugiau kažką